Labas rytas visiems. Gera Jūs matyti šį rytą ant kilimėlių, kad jungiatės į praktiką. Ir kaip ir minėjau, Advento iššūkį, ne visos praktikos bus susijusios su asanų praktikom ir reikia duoti kūnui taip pat ir poilsio. Ir šį rytą atliksim pakaitinį kvėpavimą ir meditaciją. Ir truksime apie 15 minučių. Ir manau, kad tie, kas norėsit, galėsit atlikti vakar dienos praktiką. Vakar dienos praktika buvo stipri, intensyvi. Ir manau, kas nedarėt vakar praktikos ir kas norit išmokti versijų, kas norit sustiprinti rankas, kas norit išmokti pradžiamokslio, taip pat stovint rankų ir stipresnių asanų, tai vakar dienos praktika labai tiks. Ir kas turit laiko, tai atlikit tą praktiką. Užtrukom vakar valandą, tai aš kelsiu tą praktiką dabar po mūsų susitikimo. Tai va, o šį rytą turėsim pakaitinį kvėpavimą ir meilės gerumo meditaciją. Rytoj praktika bus įprastų laikų 5:50. Labai kviečiu būti, labai kviečiu duoti savo iššūkį, atsikelti, nepatingėti, nes tie, kas jungiatės, irgi gerai bent jau vieną kartą į savaitę, bet nebus tiek naudos, kiek keliantis kiekvieną rytą. Ir praktikose aš duosiu vis daugiau naujų asanų ir ankstesnių asanų nebegalėsiu tiek išaiškinti, nes imsim naujas asanas. Tai kviečiu netingėti, atsikelti rytais. Rytas yra nuostabus tuom, kad jūs galite iš pat pradžių skirti laiko savo. Tai va, tai rytoj jūs sulauksiu 10:06. Parašiau įdomią praktiką rytojui, tai būkit kartu ir atsikelkit. O šį rytą pakaitinis kvėpavimas, sekmadienį atsipalaidavimui ir aišku, nepamirškit šį sekmadienį tiesiog duoti laiko savo, apmąstyti apie šią savaitę, kaip sekėsi iššūkis ir aišku, galite man parašyti, kaip jums sekėsi. Tai va, ir pradėkim nuo pakaitinio kvėpavimo. Tai pakaitinį kvėpavimą mes jau darėm, kitą savaitę būtent naują kvėpavimą, imsim 2 naujus kvėpavimus, tai pakaitinis kvėpavimas bus įžanga. Tai pakaitiniam kvėpavimui mes dedam pirštus į tarpą tarp antakių, įkvepiam per abi šnerves, aš dabar tik parodau, vėliau kartu darysim. Įkvepiam per abi šnerves, uždengiam savo dešinę šnervę nykščiu ir iškvepiam per kairę šnervę. Tada įkvepiam per kairę šnervę, uždengiam kairę šnervę, iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę, uždengiam dešinę, iškvepiam per kairę. Kaip ir principas aiškus, kvėpuojam visiškai lėtai. Iškvėpimas 2 kartus ilgesnis negu įkvėpimas. Neskubant kvėpuoti. Kvėpavimas vyksta pilvu lygiai taip pat kaip ir diafragminį kvėpavimą. Ir čia leis savo įsitaisyti patogiai, užmerk savo akis. Leis savo pečiams nusvirti žemyn, leis savo žandikauliui atsipalaiduoti, akims atsipalaiduoti. Čia dar kartelį padaryk, įkvėpk. Ve savo 2 pirštus į tarpą tarp antakių. Dešinę šnervę užspausk ir patogiai iškvėp per kairę. Įkvepiam per kairę. Užspaudžiam kairę, iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę.
Užspaudžiam dešinę, iškvepiam per kairę. Įkvepiam per kairę. Iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę. Iškvepiam per kairę. Įkvepiam per kairę. Iškvepiam per dešinę. Įkvepiam per dešinę. Iškvepiam per kairę. Ir taip tęsiam savo tempu. Įkvėpimas po iškvėpimo, akys patogiai užmerktos. Iškvėpimas ilgas, patogus. Ilgas iškvėpimas. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir čia paskutinį kartą, kai iškvėpsit per kairę šnervę. Iš lėto dar kartelį įkvėpsim per kairę ir nuleisim pirštus žemyn. Ir čia leisk savo akims ilsėtis, būti užmerktoms. Ir leisk kvėpavimui integruotis savo kūną. Pajaus, kaip jautiesi šią akimirką. Lėtas patogus įkvėpimas. Patogus iškvėpimas. Ir čia iš lėto pereisim į meilės kvėpimo meditaciją.
meditacija, kurios tikslas įsikvėpti daugiau meilės, pasikviesti meilę į savo širdį. Ir čia dar kartelį įsipatogink. Leisk savo kūnui įsipatoginti sėdimoje padėtyje, surask tą patogiausią padėtį. Leisk kūnui atsipalaiduoti. Čia dar kartelį leisk sau kvėpti. Pajusti vėsų oro gūsį savo nosies ertmėje. Ir patogiai iškvėpti. Ir čia pastebėk pirmiausia save, stovintį prieš veidrodį, matantį save. Ir pradėk, vizualizuojant save, jausti savo širdies plote, šilumą, meilę. Leisk sau jausti šią meilę. Pajusk, kaip širdies plote atsiranda vis daugiau šilumos, šviesos, meilės. Žvelk į save ir siųsk sau meilę. Ir čia gali sau tarti mintyse šiuos žodžius. Aš linkiu sau meilės. Aš myliu save. Aš esu vertas meilės. Aš linkiu sau sveikatos ir meilės. Ir čia leisk sau pabūti su šiuo jausmu. Pajusk, kaip širdies plotas šyla. Pajusk meilę savyje. Ir čia pastebėk priešais save savo šeimos narius, savo mylimiausius žmones. Ar tai būtų mama, tai būtų tėtis, sesė, brolis, vyras, žmona, vaikai. Pastebėkim savo mylimiausius žmones šalia, priešais save. Ir siunčiam jiems meilę, siunčiam daug meilės savo šeimos nariam. Leidžia meiliai savo širdyje plėstis, šilumai plėstis. Ir siunčiam tą meilę savo artimiesiem. Siunčiam daug meilės, vizualizuojam tą žmones, gaunančius mūsų tyrą, begalinę, besąlyginę meilę. Ir čia tark šios žodžius. Aš linkiu jums daug meilės. Aš linkiu jums daug sveikatos, laimės. Aš linkiu jums būti mylimiems.
Ir čia dar pabūnam su šiuo jausmu širdyse. Ir keliaujam prie žmonių, kurie mums yra brangus, su draugai, pažįstami, galbūt mokytojai mūsų gyvenimo. Tie, kas atsiuntė gražias, geras pamokas gyvenimui. Apskritai kiekvienas žmogus yra mūsų gyvenimo mokytojas. Dabar vizualizuok savo gyvenimo mokytoją, draugą, pažįstamą. Ir siūsk tiem žmonėms daug meilės. Vizualizuok, kaip tie žmonės priima tavo meilę ir jų širdyse taip pat pradeda plėstis meilė. Vizualizuok savo širdį pilną meilės, šviesos ir jaus, kaip širdies plotas šyla. Ir čia dar kartelį tark šios žodžius. Aš linkiu jums laimės. Aš linkiu jums meilės. Aš linkiu jums būti sveikiems. Aš linkiu jums būti mylimiems. Aš linkiu jums daug meilės. Ir dar akimirką pabūnam su šiuo jausmu. Ir dabar vizualizuok priešais save žmogų, kuris atnešė ne tokią linksmą patirtį, kuris buvo galbūt mokytojas iš kitos pusės, su kuriuo galbūt teko išsiskyrė keliai, kuris atnešė ne tiek daug džiaugsmų, daugiau liūdesio, skausmų, bet kokiu atveju atnešė pamoką, tad vizualizuok šią akimirką tą žmogų priešais save ir nusiųsk tam žmogui daug meilės. Siųsk meilės tiek, kiek pavyksta jos nusiųsti. Ne visada pavyks daug. Tiek, kiek pavyksta jos nusiųsti šią akimirką, tiek nusiųsk. Ir čia tark šios žodžius. Aš linkiu tau laimės. Aš linkiu tau meilės. Aš linkiu tau būti sveikam. Aš linkiu tau būti mylimam. Čia dar akimirką pabūk su visais jausmais, kurie kyla. Ir dabar keliaujam prie visų pasaulio žmonių. Čia vizualizuok visus pasaulio žmonės,
Visualizuok visą planetą, daug žmonių, galbūt ir skurstančius. Visualizuok visų tautybių, visus žmonės ir nusiųsk tiems žmonėms daug meilės. Siųsk meilę visiems pasaulio žmonėms. Ir čia mintyse tark šios žodžius. Aš linkiu jums laimės. Aš linkiu jums daug meilės. Aš linkiu jums būti sveikiems. Aš linkiu jums būti mylimiems. Ir pajausk meilę savo širdyje, pajausk šilumą ir visą tą šilumą siūs žmonėms. Siūs tą meilę žmonėms. Ir dabar savo delnus uždėk ant širdies ploto. Dar kartelį pajaus savo plakančią širdį viduje, pajaus meilę. Pajaus šilumą. Arba pajausk, visualizuok, kaip tą meilę, kurią tu nusiuntei žmonėms, mylimiesiems, artimiesiems, draugams. Visiems, kam nusiuntei, visa ta meilė grįžta tau iš jų. Iš jų širdžių grįžta į tavo širdį. Leis tai meilė keliauti link tavęs, tai meilė keliauti į tavo širdį. Leis savo priimti tą meilę. Ir dar akimirką pabūk su begalinė meilė, su šviesa, su šiluma savo širdyje. Ir iš čia mes dar kartelį įkvepiam. Dar kartelį pasakyk sau, aš esu meilė. Aš esu vertas meilės. Aš linkiu sau mylėti iš visos širdies. Aš linkiu sau būti sveikam. Aš linkiu sau būti laimingam. Ir meilė prasideda čia, mūsų širdise. Laimė, džiaugsmas yra mūsų sprendimas. Kai mes prisiimame atsakomybę už savo jausmus, už savo buvimą, tada mes galim jaustis viduje pilni ir laimingi. Tai to jums ir linkiu meilės, gerumo ir džiaugsmo viduje. Po truputėlį galim pajudinti savo kūną, pajudinti savo rankas, galime leisti rankas žemyn ir radus momentą, jaučiant galima atsimerkti. Ir aš užbaigsiu praktiką su dėkojimu. Dėkoju jums, kad atsikėlėt šį rytą, kad ir trumpai praktikai.
labai reikalingai. Praktikuokit gerumą, praktikuokit meilę ir lai žodžiai, lai mintis tampa veiksmais ir darbais. Viskas prasideda čia, baigėsi mūsų veiksmuose. Apie tai kalba ir joga. Aš dėkoju visiems už praktiką. Namaste. Galbūt turėsiu daugiau laiko papasakoti ir apie jogą, jogos esmę, prasmę. Bet joga, kaip ir minėjau vakar, taip, mes galim daryti gražias asanas, bet to aš net nepasakyčiau, kad tai yra, taip, tai yra jogos asanas, bet ar gali save lankyti jogą, jeigu tavo gyvenimas visiškai nukrypsta, tavo vertybės visiškai nukrypsta nuo to. Nemanau. Viskas prasideda jogoje nuo vertybių ir įpročių. Apie tai norėsiu pakalbėti daugiau, galbūt daugiau įsikvėpsit būtent jogą. Ir tai va, tai praktikuokim gerumą ir šiandieną būtent tą kviečiu daryti, rasti mažų progų, sukurti daugiau meilės, sukurti daugiau gerumo, daugiau meilės savo pačiam ir savo artimiesiam. Tai va, turėkit gražią dieną, kas nori, įkelsiu praktiką, atlikit praktiką, manau, nurimus, kaip protas ramus, kaip širdis pilnas meilės, kiekviena praktika bus daug lengvesnė, tai kas norit, kas turite jėgų, atlikit praktiką, bus tikrai stipri ir duos pagrindą jūsų tolimesniai stovėjimui ant rankų praktikoms, tai manau bus tikrai naudinga. O kas norėsit, kas eisit toliau per iššūkį kartu, manau išmoks daugiau. Mes norim tikrai daug parodyti, bet viskas prasideda nuo pagrindų, nuo mažų žingsnelių. Deja, jų paleisti negalima ir būtina pradėti nuo pačių pagrindų. Tai va, iki gražaus sekmadienio, susitiksim rytoj. Ate. Ačiū visiems. Ačiū, iki.